Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilys. Edolė. 1253 metais Edolės žemės buvo perduotos Kuršo vyskupams ir išliko jų valdoje iki XVI amžiaus vidurio. Pilies statyba greičiausiai prasidėjo 1264 metais. Žlugus Livonijos konfederacijai Edolės dvarą 561 įsigijo buvęs Kuršo vyskupijos dekanas Ulrichas von Beras. Berų šeima pilį ir dvarą valdė iki XX amžiaus pradžios. Labiausiai tikėtina, kad XVI amžiaus antroje pusėje pilis buvo atstatyta, o jai sustiprinti pastatytas apvalus bokštas. Pilis laikui bėgant buvo nekartą sugriauta, bet visada atkurta. XVII amžiaus antroje pusėje prarado savo karinę reikšmę ir palaipsniui virto reprezentaciniais Edolės dvaro rūmais. Barono Adolfo Wernerio von Berio valdymo laikais 835–40 pilis buvo atstatyta, nugriaunant dalį ūkinių pastatų ir pertvarkant pilies fasadus į neogotinį stilių. 905 riaušių metu pilis buvo sudeginta, tačiau po metų pradėti restauravimo rekonstrukcijos darbai, kurie tęsiasi net ir Pirmo pasaulinio karo metu. Ką paliko senoliai kaip kraitį, plaka mano krūtiniai lig šiol. Reikia mylimą žemę apeiti, vieną kartą prieš mirtį pėsčiom. Kad pajusčiau jos veriantį grožį ir tėvynė sutilptų širdį. Tam ne žodžių reikia, ne žodžių, jei dar esame meilės verti. Vytautas Rudokas.